Tai ką, liko kelios dienos iki Soulbox'o vakarėlio, iki ZipFM naujo sezono vakarėlio, kuris bus rugsėjo 22 dieną. Žiauriai stipriai ruošiamės, viską norim padaryti labai gerai, iki kokteilių, iki šotų. Tai jau praeitą kartą jums pristatėm, kokius galima kokteilius pasigaminti labai skanius iš bobelinės. O dabar jums papasakos Vaidas, mūsų Soulbox'o barmenas, kaip pasigaminti skanius šotus iš bobelinės. Vieno pavadinimas itin intriguojantis, tai apie jį pakalbėsim truputėlį vėliau, o dabar į karališką taurę darysim šotą, kuris vadinsis Bobas. Tai jeigu norėsit šoto Bobas, čia atsistojat, man vieną Bobą! Nu, Vaidai, pasakok, ką mes čia turim? Pasakok. Turim bobelinę, turim juodosius serbentus, tiks ir mamos uogienį, pilam lygiom dalim šotą. Mums reikės citrinos ir cukraus. Lašiame. Volia! Šitam atveju, jeigu mano direktorius žiūrėtų šitą pamuką, kad aš tikrai visą negėriau. Tai čia buvo šotas Bobas. Jį galėsit irgi užsisakyti per mūsų vakarėlį rugsėjo 22 dieną Soulbox'e. Geras kokteilis, toks sodrus, stipresnis, bet vis dėlto mano mėgstamas šotas ir mėgstamiausias šotas iš bobelinės tą vakarą bus šotas pavadinimu Putytė. Tai va, jeigu užsisakysite, taip pat gausite 4 šotus, kurie susideda iš bobelinės. Rabarbarų likerio. Ir ananasų sulčių. Tai va, tai čia bus mano mėgstamiausias šotas. Mes jau su Modestu sakėm, kad tą vakarą tikrai gersim putyčių šotų ir daug. Tai irgi labai stipriai rekomenduojam prie baro atėjus rėkti putytės, man putytės. Ir gausit ne vieną putytę, o net 4. Ok, tai Vaidai, padegustuojam. Degustuojam. Nu, opa. Putytės. Geras. Tai va, tai barmenas iš Soulbox'o Vaidas mums ką tik parodė, kokie gali būti skanus ir paprasti šotai pagaminti iš bobelinės, iš spangalių trauktinės. Jūs irgi žinok, labai paprastai galite pasigaminti namie, o jeigu tingit gamintis namie, laukiam jūsų rugsėjo 22 dieną Soulbox'e ZipFM naujo sezono vakarėlį.